Užsirašiau pirmam prasiblaškimui ir nors važiuoju į ekskursiją, tiesiog pasižvalgyti po Lietuvą, bet ima jauduliukas kaip prieš kokias varžybas. Tikriausiai labai jau pasilgau šitokių dienų. Galvoju, tą pirmą pasivažinėjimą pradėsiu nuo ten, kur pernai baigiau. Arba tiksliau, kur nebaigiau. Nes pernai važiavau paskutinį kartą 600 km, bet pusiaukeliai Radviliškį sėdau į traukinį. Tai bandysiu dabar vėl panašų ratą 600 su tikslu apsilankyti Kavarske, papietauti Kavarsko koldūnų. Tai 600 turėtų gauti biškį daugiau negu para, tai pirmam pasivažinėjimui, manau, bus pats tas. Tik pernai važiavau labiau žvyrkeliais, dabar važiuosiu plentu, nes dar biškį miškai nėra pradžiūvę, bet idėja panaši, laikrodžio rodiklė link Šiaulių ir nuo Šiaulių į Kavarską, nuo Kavarsko atgal į Kauną. Kavarskas turėtų būti ties 420 km, tai manau, turėčiau būti plius minus, kai atsidarys, o dabar yra 4, išvažiuoju po darbo. Žiauriai su oru pasisekė, pavieniai debesiukai, beveik giedra, rytoj irgi tokį pat dieną turėtų būti. Vėjo, aišku, pavasaris, yra biškį to vėjo, bet tikrai netoks, kad reikėtų skūstis dėl jo, viskas gerai. Vienintelis dalykas, kuris gal kažkiek neramina, tai kad naktį turėtų būti minusas, tai biškį bijau, kad nebūtų plikledžio, bet kadangi taip sausa, tai gal viskas gerai bus. Labai čia fainas kelias, Panemunė nuo Zapyškio iki Kriukų eina. Mažas eismas, palei upę, labai gražu. Atvažiavau į Kidulius, biškį virš 100 km. Sekantis stojimas dabar bus Radviliškiai. Iki jo beveik 100, ten man atrodo 157 kažkas tokį. Tai biškį apsipirkau ir paaiškinsiu, kas čia vyksta. Tai vaflis ir vieną bandelį. Dabar su sultim mineralinis į buteliuką įsipils. Kola iki šiandien nakčiai ir kitų bandelį nakčiai. 100 kg, dar šiek turiu visokių batonėlių. Turėtų būti visai gerai. Paskutinius 15 km visą laiką tiesiai į kaktą pučia vėjas. Tai realiai iki pat Radviliškį taip ir važiuos prieš vėją, gal naktį aprims. Nėra žiauriai stiprus, bet kai visą laiką pučia į veidą. Nu sunku. Tikiuosi kažkurio momentu atsisuks ir į nugarą. Nors neilgai sėdėjau, bet visai sušalau, apsirengiau viską, ką turiu. Čia aišku, pagrindinis mano šilumos šaltinis turbūt balionki. Jinai labai plona, bet idėja, kad nepraleis vėjo ir neišleis šilumos iš kūno. Tai gal net ir toj minusiniai temperatūrai tikiuosi padės. Tikiuosi. O dabar Jurbarkas prieš akį ir pro Eržvilką link Kelmės. Dabar šitą 4 valandas išvažiavęs. Biškį virš 4 valandų. Kai išvažiavau, buvo 14 laipsnių šilumos, dabar 7 bėra. Ir dabar po 7:12. Po 7:20 įsijungiau šviesą. Įtariu, kad prieš 7 kažkur galėsiu išjungti.
Tai kokia 11 valandų spėjau nakties bus. Normaliai. Turiu atsarginę lempą. Šitą tikrai neišlaikyti per naktį. Sukam link Eržvilko. Dabar lygiai 8. Nepraėjo nei valandą nuo tada, kai sakiau Jurbarke 7 laipsniai šilumos. Jau mažiau negu 4. Temperatūra labai sparčiai krinta. Bet kol kas man šilta. Naktinis Eržvilkas. Gerą valandėlį nuo Jurbarko apie 30 km paminta. Iki Kelmės biškį virš 50. Iki Radviliškio biškį virš 120. Sustoju bananą valgyti. Sustojęs valgys, nes bananą laikau pusriekį kišeniai. Su pirštinim nejaučiu, kaip ištraukti. Tai porą minučių pailsėsiu, pavalgysiu ir judėsiu toliau. Dabar 105 km, tai lygiai 4 suplanuotų maršrutą. Kol kas savijauta gera. Užtrukau lygiai 6 valandas, skaitant visus stojimus. Neblogai, neblogai. Žiūrėsim kaip toliau. Dabar atvažiavau į Viduklę ir nors braiždamas maršrutą apie tai nebuvau pagalvojęs, bet dabar galvoju, kad čia visai gerą tokį simbolinį prasmę prasukims įgauna, nes štai va čia priekiai yra irgi kulinarinį paveldą turinti kavinukę, kuri būtent koldūnais prekiauja. O ašgi varau į kitą tokią pačią Kavarsko koldūninę. Šiaip Viduklėje yra 2. Dar vieną čia truputį pavažiavus, pasukus iš pagrindinio kelio. Abiejose esu stabtelėjęs pavalgyti. Nu tai tikrai labai skanu. Bus įdomu Kavarską išbandyti. Be 15:10 ir turim nulinę temperatūrą pagaliau. Taip jaučiasi į veidą, kaip pučia, jeigu biškį šaltoka. Bet šiaip normaliai kol kas. Nei kojas nešal, nei ranks nešal. Čia fainiai nuo Viduklės link Kelmės minant visą laiką tos raudonos lemputės kažkur švies. Tokie nakties atributai. Pasmagina važiavimą. Pasiekiau Kelmę, bet į patį miestą nevažiuoju, čia pakraščiu greitai prasuku ir varau į Tytuvėnus. Kiek čia iki Tytuvėnų žiūrim? 17 km, tai po to link Šiaulių suksiu. Liko 60 km iki Radviliškį. Stabtelėjau stotelėje, biškį atsisėsiu, suvalgysiu tą bandelį, kur turiu. Trumpas poilsiukas. 200 km, dabar tai trečdalis padaryta. Per 8,5 valandas kažkur plius minus. Tai dabar pusė 12. Apie 8, jeigu taip toliau būsiu Kavarske. Bet Radviliškį pasėdės, tai turbūt biškį vėliau 10 atsidaro kavinė. Nu tai viskas gerai, palei planą. Šiauliai. Bet aš čia kaip su Kelme pasielgsiu irgi pakraščiu pravažiuosiu ir į Radviliškį. Iki Radviliškio 2-3 dar. Radviliškis. Jau matau Circle K varys valgyti. Nežinau ką, bet 11 valandų keliai, tai jau reikia pavalgyti kažką biškį tokio panašesnio į maistą, nebe bulkutę. 200 ir lygiai 100 iki Kavarsko. Visai gerai. Nuovargio labai nėra. Vienu metu Tytuvėnuose pradėjau lygtai jausti. Bet labai greitai kažkaip ir prasiblaškiau, tai toks false alarm buvo.
Einam valgyti. Tokie nakti pietukai. Tai turėtų dabar pakakti kuro iki kol Koldūnus pasieksiu. Ai, kol prisipyliau vandenį, visai sušalau. Vedė taip šilta buvo. Kol valgiau, du policininkai atvažiavo į degalinę. Sako, matė man prie Šiaulių kažkur. Klausė, kur važinėjau. Tai labai įdomu yra su tokiu žmonių ir papasakosiu savo planus. Pamatyti reakcijas. Nes tada suprant, kad iš Kauno yra Radviliškį atvažiuoti. Dviračiai gal nėra taip normal, kaip kartais man atrodo. Dangus po truputį spalvų įgauna. Tai jau po biškį žada šviesą. Liuks, labai pasilgau šviesos. Tai va visai prašvito, be 26. Žolėje tai visa balta apšerkšnėjusi. Vis dar -1, turbūt iki kokio 8 taip ir pasilaikės. Kas čia briedžiai? Oi. Atsargiai, atsargiai. Kokia nušalus žolė, baltuoja visą apšerkšnėjus. Lent po biškį. Matos jau saulės viršūnėlį. Neužilgai išlys, pradės šildyti. Jėga. Pajūčių pirštukai biškį pašalo. Tai biškį galvoju, reikia nulipti nuo dviratį. Ramiai galvoju sustoti. Atsigert vandens. Užkasti guminuką. Ir kai ko eis atšils, judėti toliau. Rytinis susirinkimas. O, čia kaip gražu. Taip šalta, kad net judėti sunku, labai sunku važiuoti. Šyla, gerėja, 2 laipsniai šilumos jau iškart žymiai lengviau važiuoti. Dabar 372, tai kažkiek dar lik, kokie Kemkelį gal. Kavarskas 20. Eina savo, kaip aš laukiu tos vietos. Eina savo, kaip aš noriu valgyti.
Jau geriau tie koldūnai, patys skaniausi koldūnai, kokius juos valgyti. Nes dabar energijos tai štakis kaip trūks. Hell yeah! Kavarskas. Pasidariau nuotraukytę į Stravą. Reikia palaukti 20 minučių. Ir tikiuosi skaniausių pasaulio koldūnų. Pamatė, koks lavons atvažiavau. Tai priėmiau užsakymą nelaukiant 10 valandas. Štai gira jau gurkšnuoju, dar laukiu, kol koldūniukus atneš. Labai skanu. Aš gal tų spirgų taip nevalgysiu, nes turbūt neparminsiu po jų. Bet koldūniukai tai pasaka, labai skanus. Ar buvo verta važiuoti 400 km dėl koldūniukų? Manau, dėl jokio maisto nėra verta važiuoti 400 km. Bet labai skanu tikrai. Galvojau da Kavarską būdams pradėti nusirenginėti, bet aš toks sušalęs, širdies ritmas visiškai nekyl. Tai da biškį pavažiuos, kol tikrai sušils. Ir tada nusimsiu jau tą švarką. Neklaus, kad aš Anykščius visai kitą pusę nuo Kavarsko. Nesuprantu ir aš. Prie Lajų taką išlindau. Visiškai nepamenu, kaip čia maršrut pasidariau. Čia nuo Anykščių link Ukmergės. Vienas mėgstamiausių mano kelių toks vingiuot, kalvuot, labai smagiai važiuoti. Bet su dabartinė energija, ar tai nuovargiu, wow, kaip sunku. Bet niek, parvažiuosi. Dar 150 kažkur lik. Nu, labai čia yra gražu. Balininkai, labai gražus miestelis. Alaušų ežeras. Nes. Ukmergė. Tai dar apie 100 km. Bet jau dabar tokis gerai pažįstams daug išvažinėtis vietas. Galbūt psichologiškai lengviau. Toks labiau namų kvapas. Nes kol kas tai žiauriai sunku. Užsisėdėjau čia Ukmergėje gerą pusvalandį. Suvalgiau nešvėdam sumuštinį. Gal to reikėjo, gal pramuš jėgas. Ir žiūriu, praėjo para
nuo starto 487 kilometrai. Nu, šiaip nedaug, bet kadangi toks sunkus starts, be to su kokia prasta forma išvažiavęs, tai sakyčiau, normaliai. Saulė po biškį leidžias ir finalinį tiesioj dabar 6:30 esu Bonuškiuose ir man čia visą laiką asocijuojas jau su pačiu galiuku. Tai 37 kokie kilometrai iki namų ir bus viskas. Nuo Ukmergės iš tikrųjų palengvėjo važiavims. Buvo kur kas lengviau negu iki jos. Įkalnių pamažės, turbūt tas prisidėjo. Jau visai prie namų. Šviesofos kol apsidegs. Tai galiu apibendrinti. Sakyčiau, pirmą šio metų ekskursija visai gerai gavos. Aišku, sunkiai, bet tokia distancija, kur turbūt lengva niekad nebūna. Dėl ko galima pasidžiaugti, kad pavyko pravažiuoti normaliai. Kad pavyko grąžinti skolą lapkričiui, kai nepravažiavau to panašaus maršruto. Kad ant dviračio jaučiaus patogiai, nieko neskaudėjai, nieko nepritrynė. Kūnas veikia, kaip turi veikti. Jau norėtus galvoti apie sekančią ekskursiją, tai skubu namo ir bandysiu regzti planus sekančiai.